Parvežinėja, jau antrą matau, prikrauta pilna iki galo šitis tas rogės iš apačios parvežinėja, nes su jom tipo 10 minučių varai ir nuleidžiai iki nuo to kalno iki praktiškai iki apačios, kur aš pakilau su funikulierium, tai šį biškį gal ir netgi pavojingas jų tas darbas. Kiti kiekvieną dieną, visą dieną su tom rogutėm. Aš gali būt, kad čia savižudybę pasiėmiau. Glass floor tai reiškia, kad stiklinis dugnas bus. Eik tu nafig. Va čia tai papuoliau. Šiam 3 svarai, dar 2 dienas čia pasilikti. Ką darom? Eik tu, nu jeigu pradės lyst, o jeigu ratai pradės lyst, eik tu, Ei, karvytės! Bū! Tokia dėžutė prasipjaunama. Ir atlapam viršų ir randam ten tas šito vaisiaus smegenis. Įsivaizduotum, kiek desperatiškai aš nenoriu iš čia važiuoti, kad net galvoju apie variantą pasilikti, miegot parke per naktį. Labą dieną, gerą dieną ir sveiki gyvi tiems, kurie sveiki ir gyvi. O tiems, kurie nesat sveiki ir gyvi, tai tiesiog labą dieną. Pradedam šiandien, aš esu žuvies turgui. Čia šita legendinė Madeiros žuvis juoda. O kvapelis. Viskas primena ją. Žodžiu, ką norėjau pasakyti. Šiandien paskutinė diena. Saulėta. Praktiškai įdomu, kad viską beveik įveikiau per pirmas 3 dienas. Galvojau, kad net per 4 nespėsiu, tai buvo maratonas visiškas. Šiąnakt jau ir išmiegojau daugiau, gal kokias 5 valandas negu prieš tai. Tai žodžiu, dar man yra likę pačią pirmą dieną įkelsiu dar ištrauką, jeigu kas nematėt ar neatsimenat, kad buvau nuėjęs su funikulierium pasikelt, bet tada tą dieną jisai neveikia. Blemba disappointmentas. Sakė, šiandien nebekelėjau. Visų pirma, kažkiek turbūt pavėlavau, nes jie šiandien mačiau, čia visą dieną važiavo. O antras tai sako, kad dėl vėjo. Gali būt, kad teks šitą pramogą atkelt į paskutinę dieną. Skaityk vieną lankytiniausių vietų, vieną populiariausių ir tu negali nuvaryti, nes sumastė gamtą diktuot sąlygas. Jeigu ne lietus, tai stiprus vėjas. Tai šiandien dar turim progą dar kartą pabandyti ten nueiti. Vėjo stipraus nėra, nes tada buvo stiprus vėjas. Ir pasikelti viršų. Gal netgi apie botanikos sodus galvoju, nes šiaip garsi vieta, bet iš kitos pusės ten tiesiog yra gražu. Tai nežinau, ten kažką labai neprifilmuosi daug. Didžiuliai botanikos sodai ten viršui. Ir reiks tikriausiai pabandyti su tom rogutėm nusileisti. Kas irgi yra vienas iš Madeiros simbolių. Tos rogutės. Būtų įdomi patirtis. Tai žygiuojam dabar iki funikulieriaus ir tikėkimės, kad šiandien dirba. Aš nežinau, ar čia galima filmuoti, bet noriu praeiti, parodyti, ką jie čia pardavinėja šitam turgui. Žiūrėkit, gyvatės. Wow. Čia yra žiauru. Kokios galvos didžiulės akis. Nežinau, kodėl man tas žuvies kvaps tai patinka, bet norėtas kokių ikrų taip šaukštą. Dirba, bet pažiūrėkit, kokios eilės. Eina savo. Jūs juokaujat. Tai kiek čia reiks laukti?
Eik, tu savo. Kas šiandien iš viso pirmadienis, kodėl čia tik daug turistų? Blemba. Ką dabar daryti? Nu gerai, imam, vis tiek turim visą dieną. Nesam aplankę. O ką darysi, pastovėsim to eilėj. Galvoju dabar bilietus imti iš karto į pirmyn atgal, ar tik į vieną pusę ir paskui ieškoti nusileidimo su tom rogutėm medinėm. Imam tik į vieną pusę. Imam tik į vieną pusę ir paskui žiūrėsim. Bet aš spėju, kad čia kokią valandą man reikės eilėj stovėti. Einasi. One way is 26, up and back is 32. 26. Nesupratau mane, bet be eilės praleido. O tai ko jie čia laukia visi tada? Nieko nesuprantu. Ko jie čia tada visi laukia, jeigu mane čia praleido? Nieko nesupratau. Nu gerai, čia irgi eilutė, o tai ko jie ten visi laukia tada? Ar čia, žiūrėk, čia dar kokia eilė? Ar aš čia kažką ne to nusipirkau? Aš gali būt, kad čia savižudybę pasiėmiau. Glass floor, tai reiškia, kad stiklinis dugnas bus. Eik tu nafig. Va čia tai papuoliau. Glass floor, nes manęs tam kioskelį klausė, sako glass floor. Aš nesupratau, ko čia klausė, sako jo. O tos jos kabinos, jos aukštai, tas trosas jisai gan aukštai eina. Eik tu nafig, aš su savo aukščio baime. Nu gerai. Nemirsiu gal. Žiūrėsim, kas bus, tas bus. Blemai leido be eilės beveik. Ai, gerai, galvojau, kad bus. Nors nežinau, su gal ją pačią. Pažiūrėkite. Jie leido beveik be eilės, nes aš vienas pats, sako, vienas žmogus dar iškoja. Visiškai nereikėjo eilėj laukti. Ja, pačia, kol nežiūri, tai viskas normaliai. Ir vėjas jaučias nešioja iš šonas biškelį. Tai tą dieną aš suprantu, jeigu stiprus vėjas buvo, kodėl jisai nekėlė. O, blemba, už tai. Visi taip ramiai sėdi. Atvykom. Nebuvo taip ir baisu, kaip čia jau aš galvojau. Thank you. Fotkino pradžiai. Ne, jisai taip švelniai kelia šits liftas, tyliai kažkaip nebuvo taip baisu. Arba aš jau įveikinėjau gal savo baimės. Nu va dabar tokia panorama atsiveria. Iš karto vėsiau šiek tiek. Gerai, žiūrim, ką čia toliau daryti.
Kur įdomu tas yra tos rogutės. Blem, aš su savo milžinišką kuprinę. Va. Ai, čia tikėta į tą botanikos sodą. Pažiūrėkit, jis koks milžiniškas čia yra. Aš kiek žiūrėjau internete, sako, jeigu jūs norit eiti čia, tai kad čia viską apvaikščiot reikia apie 3-4 valandų. Einam pažiūrėti, kiek tas bilietas kainuoja. 18 eurų. Blembaška, kitų planų nėra, kad labai turėčiau. Gal nebent pavalgyti norėčiau kažką. Tai einam gal pirmą užkast, pasiimti piragėlį, atsigert kavelės ir varysim į sotus. Kodėlgi ne? Turėtų būti įdomu. A jūs, pavyzdžiui, žinote, kas yra šakšuka? Šakšuka, sakė. Šakšuka. Aš kažkur buvau girdėjęs, bet teko pasigūglinti dar toks patiekals. Tai pasėmiau šitą, pasėmiau ice latte atsigaivinti biškį, nes vakar buvo pončia, nes vakar anksčiau darbus baigėme. Ir mažą espresso. Jūs pažiūrėkit, kaip čia gerai atrodo. Čia kiaušiniai, pomidorai. Dar visokias kažkokias paprikas. Paplotėlės. Bliamba, visai iš čia pavalgysiu, aš galvoju, čia tik užkastimus. Geras vaizdas, ne? Kavytė, maistukas. Funikulierius. Biški vėsoka, tik tais jau aukščiau pasikėlus jau. Skanaus. Nu, dar padarom food review. Kadangi man patinka ragauti ir vertinti maistą. Sorry, kad surebiau kaimėtis esu biškį. Čia žiūrėkite, kiaušiniai yra virti, bet be lukšto. Angliškai vadinas poached eggs. Kur tas skystimėlis šitais. Skystimukas. Beveik apsivaflinant. Neblogai. 10 eurukų. Kaip tokioj vietoj. Čia galėtų po 20 imti. Tikrai neblogai. Šakšuka. Sakšuka? Nežinau, kaip reikia tarti. Šakšuka. Nu, skaniai. Nu ką, įskrendė įsimesta ir aš jau to... Oi, paskutinė diena, blemba. Bus be proto daug įspūdžių davė šitą salą, man negaliu patikėti. Pranoko visus expectations. Gerai, einam pirkti biletą. Eisim pasigamtint. Taip. 18 eurukų. Nu, žiūrėsim, verta ar ne. Bet turėtų būti gražu čia. Žiūrėkit, kaip čia padaryta gerai, nes būna dažnai, pavyzdžiui, kad ir zoologijos sodose kažkokie nuvažiuoji ir klaidžiai, nežinai, nuo kur pradėti ir kur pabaigta. Čia kaip yra kaip durniukams viskas surašyta. 1B, 1A, 2, 3. Tai va, ir iš eilės pradžiai art bus menas, po to bus geltonas yra augmenija. O tai bus čia gyvūnų ar ne? Pončia baras gale pačiam. Visai dar norėčiau gyvūnų pamatyti. Bet tai kokiu dar gyvūnų? Taigi jau vien pavadinimas sako botanikos sodas, o ne zoologijos sodas. Pats tu gyvūnas esi. Kaip čia? Blema, net sulankstyti nemoku. Nu, žodžiu. Žodžiu, nelankstys, einam. Čia ir yra menas. Žiūri ir mastai. Kur sukelia daug interpretacijų. Pagalvok pats kaip nori. Sudėtinga. Šitas YouTube'ai gali nepatikti. Taip iš pablurint reikia. Bet taip turi būti, jaučiu, kad paaiškinimo neturi būti. Ateini, būna žmonių, kur esu matęs, kur atsisėda ir tiesiog valandas gali spoksoti paveikslą.
Gerai, gal ir neišėlės čia yra, jeigu čia 1, čia 2, čia 3, 4, 5, 6, 7 ir čia 5, ir čia 5. Kažkaip man šiandien sudėtinga galvoti. Čia aš taip rytoj grįžęs namo gulėsiu lovoje. Nebijo visai. Žiūrėkit, čia palei šitą botanikos sodo pakraštį eina Mantas kur kelias ir ką tik mačiau čia šito keliu, o būtent šitą juostą nusileidinėja su tom tobogano rogutėm. Tai tuoj palaukiam, parvažiuos dar vieni, pažiūrėsim kaip čia viskas atrodo. Ir tik tais dabar atsiminiau, kad aš palikau piniginę mašinai. O jeigu jie tik tais grinuosius ima, tada liksiu be rogučio, nebent su kortelė galės atsiskaityti. Na, pirmą pažiūrėkime iš šono, kaip čia viskas atrodo. Bliama, nesimatė mašina, kaip parvažiuoja. Tai tos rogutės jos yra, va, matysis gal, kai lempos šviečia mašinas. Pažiūrėkite, asfalto atspindi prie mašinas. Jeigu matos. Va, blizga. Ant kiek yra net nuo tų rogučių, nes kadangi jos yra medinės ir per ilgą laiką asfaltas yra ant tiek nušlifuotas, kad kaip nupoliruotas, žodžiu. Nulygintas iki vos ne, iki blizgėjimo. Blizga. Važiuokit parsinešantais. Žodžiu, 2 žmonės vairuoja tas roges, kad nenuslyst, kur nereikia. O tai darbas jų. Žiūrėk, įsibėgėja. Dar vieni parvaro. Ai, matyt čia būreis. Matyt būreis po kelius varo. Biškis pristabdo mašinų eismą. Žiūrėk šonus. Ant kiek nuzulintas asfaltas yra, kad net nesigirdi. Net nesigirdi kaip čiuožia. Biškį padriftin duoda irgi. Nu, žiūrėsim, jeigu kortelės atsiskaitimą priema, tai jaučiu varys. Na va, apėjom sodelius. Ar verta? Jo, tikriausiai nėra kažko įspūdinga labai, bet visą laiką gerai pavaikščioti po tokias vietas. Bet kada, bet kiek visada patinka gamtoje. Ir menas su metais darosi vis įdomesnis. Tos pačios skulptūros ten, kur kažkokios ar paveikslai, meno galerija. Senstų turbūt. Žiūrėkit, kiti su tokiais važinėja. Senjorai aparatais. Žiūrėkit, su tos rogutės radau čia šitą vietą. Parvežinėja, jau antrą matau, prikrauta pilna iki galo šitis tas rogės iš apačios parvežinėja, nes su jom tipo 10 minučių varai ir nuleidžia iki nuo to kalno iki praktiškai iki apačios, kur aš pakilau su funikulierium, tai nu gal ne tiek toli, bet
Nes kitaip nuo to kalno čia reiktų arba peškom eiti kokią valandą, arba su taksu. Eiktų, pažiūrėkit, kiek žmonių. Pažiūrėkit, net galo nesimato. Čia tokia eilė. Aišku, pakankamai ganėtinai greit juda čia viskas. Bet dabar klausimas, man reikia susižiūrėti, ar galima kortelę atsiskaityti. Ai, žodžiu, čia seniau būdavo transporto priemonė, realiai, tipo, veždavo turtingesnius žmonės, ją pačią vežiodavo ir po to laiku einant tapo tiesiog pramoga turistams. Va, žiūrėkit, sėdi turčius su barzda, čia su šniūrais vairuot. Aišku, taip nedarydavo kaip dabar, nes dabar specialiai tie, kur vairuoja, jie biškti į šonus tas rogutės pasukinėja, kad smagiau turistams būtų. Kur čia? Eik, tu nafik, pažiūrėkit. Čia tokia eilė. Ai, na nafik. Jūs įsivaizduokit, ir žmogus šitai sėdi. Jūs įsivaizduokit, kokius čia pinigus darosi jie. Jeigu vienam žmogui 30 eurų kainuoja. Eik, tu nafik. Jūs juokaujat? Nežinau. Na čia laukti tikrai reikės kokią valandą. Eik, tu net neįsivaizdavau, kad čia tokia eilė bus. Aišku, čia viena iš vizitinių kortelių Madeiros. Kreditinių kortelių, žodžiu sakyti. Viena iš Madeiros vizitinių kortelių šitą pramogą yra, todėl daug kas varo. Neįtikėtina. Kur kasa yra, reikėtų paklausti. Jeigu čia toks verslas, tikrai turėtų turėti kortelių skaitytuvą. Sorry, can pay with card as well? Just cash? At this moment it's cash. Blemba. Ja, Stunde, glaube ich, zum Warten. Ir aš keš. Ai, nu tai viskas čia tada reiškia, nebėra ką mąstyti. Aš dar galvoju kažką. Nes aš piniginę visų pirma mašinai palikau su kortelėm. Visų antra, čia bankomato aplink tikriausiai nėra. Ir trečias dalykas, čia yra nežmoniška eilė. Teks turbūt skipinti. Nu gerai, pažiūrėsim, kaip kiti čiuoži. Čia galima eiti ar ne? Blemba, šūdas. Nu gerai, pažiūrėkim, kaip kiti čiuoži. Nežinau, nepasisekė biškelį. Ai, vis dėlto yra šniūrai irgi. Jiems vairavimai. Ir jų batai yra padengti, padai tiksliau, kažkokią dangą kaip mašinų padangas. Nes jie turi su kojom į asfaltą važiuojant ir stabdyti ir posūkius daryti, nes kitaip susidėvėtų toj pat batai. Matot, nežinau ar matas, bet batų padai yra stori tokie iš gumos. Šiaip gal ir visai ta eilė juda. Nu, aišku, blemba, ką padarysi. Einam bažnytelę dar parodysiu. Graži ant aukšto kalno. Kai jau su rogutėm nebeišėjo, reikia bažnytelę eiti. Kažin galima į vidų eiti, ar ne? Graži bažnytelė. Kodėl dabar jinai čia rekomenduojama aplankyti, aš nežinau. Paguglinkim. Šiek tiek faktų. Čia yra palaidotas paskutinis Austrijos imperatorius Čarlzas I. Po Pirmojo pasaulinio karo jis neteko sosto, buvo ištremtas ir galiausiai atsidūrė Madeiroje tremtyje. Niekas savo tremtis. Aš irgi norėčiau tokios tremties. Čia susirgo plaučių uždegimu ir 1922 mirė vos 3-4. Jo kapas yra būtent šitoje bažnyčioje. Buvo 19 amžių gaisras, po to atstatė, žodžiu. Vieta labai svarbi Madeiros piligrimams. Rugpjūčio 15 čia vyksta didelė religinė šventė. Eikime vidų pažiūrėti, jeigu galima įeiti. Ar galima į vidų įeiti? Čia, man atrodo, tie 2 eurai yra... Niekas netikrina, ar tu juos įdėjai ar neįdėjai. Jeigu nori, gali įdėti 2 eurų, žodžiu. Niekas netikrina, tai netikrina, einam pažiūrėti. Va šitas Čarlis.
niekada netekę būti bažnyčiai šitoj vietoj, kur gėda. Šitie, kur gėda. Dainarėliai. Ok. Bažnyčia kaip bažnyčia. Neužsibūnam per ilgai. Nieka čia neprižiūrėsi. Nieka čia. Žiūrėk, dar galima aukščiau palipti. Nu davai, įdomu, kur čia galima nueiti. Oi, tu čia galima į lauką išeiti. Geras. Geras. Ant bažnyčios stogo. Esame. Nu, nebloga bažnyčia. Tokioj vietoj, taip aukštai. Visas funšėlis matosi. Funšalis. Funčelizas. Aš galiu pasakyti, žinokit, po Madeiros aš būsiu šiek tiek savo aukščio baimę įveikęs, nes jaučiu, kad man nebedreba kojos prie kraštą dabar priėjus čia. Nėra to blogo, kas į naudą neišeitų. Pagyvenčiau čia įprasčiau, jaučiu visai. Ir su to mašinom važinėt, kaip tie portugalai važinėja agresyviai. Nebebūtų agresyvų, būtų tiesiog normalu. Ir prie to aukščio įprantama būtų. Tikriausiai. Ir kas įdomu, kad čia visus metus yra praktiškai toks pats oras. Šitą jaučiu jau sakiau daug kartų, bet pakartosiu dar kartą. Nes žiūrėjau tipo žiemą ten nuo 17 iki 22 maždaug kažkur. Temperatūros svyruoja, vasarą ten nuo 20 iki 28 kažkas tokia. Tai žodžiu, pavasarį, rudenį tas pats, tai čia nėra tokių, žinai, jokių skirtumų oro temperatūrų, kai tu visada žalia viską, visada žydi, visada, žodžiu, amžinas. Taip ir vadina internete amžino pavasario sala. Gerai, leidžiamės žemyn iš tos bažnytėlės ir ieškosim, jaučiu, kaip grįžti į apačią, į centrą, į Funčalį. Ar autobusas, ar taksi, ar peškom. To išsiaiškinsim. Nu čia dar užmeskim akį. Ar čia negalima mest akių svaidyt. Gerai, užteks. Ne apie bažnyčią susirinkom čia. Ne dėl bažnyčių, ne? Nu ir ką jūs manote? Iki apačios, tiksliau iki ten, kur mašiną esu pasistatęs, eit rodo valandą. Ar aš beturiu tam jėgų, energijos ir noro? Nežinau. Senai savo tokį sudėtingą klausimą besu buvęs uždavęs. Jeigu čia mano pirmą dieną būtų, aš čia kulverščiais į tą pačią varyčiau, bet dabar man jau biški procesorius baigia perkaisti, nuo tiek įspūdžių, nuo tiek į emocijų. Tas fenomenas, kad užtenka miego tik tais po 3, 4 arba maksimum 5 valandas, čia ir man kosmosas nesuvokiama. Tai čia tas neveltui yra pasakymas, kad žmogus gyvas gali būti ant emocijom varomas. Nežinau, ar toks yra pasakymas, bet aš ką tik tai pasakiau atsisėdęs. Tai reiškia yra toks pasakymas. Nu davai, nes dabar kviest kokį boltą ar taksą, blemba taksas, da kokį 10 eurų pasiims, aš geriau tą valandą skirsiu nueit. Aišku, bus nuokalnės didžiulės, o kur čia jų nėra. Ir varysiu kažkur skaniai pavalgyti, aš manau. Paskutiniai pietus. Žygiuojam, seneliukai. Šiaip tai smagiai atrodo šitą pramogėlę. Šiaip gaila, blemba, kad būsiu nesudalyvavęs. Gal kada nors gyvenime, jeigu dar kartą užsuksiu į Madeirą, senatvėj, jeigu dar bus šitą pramogą, gal pasinaudosiu. Žiūrėkit.
koks asfaltas nubrūžintas, blizga kaip ledas. Kaip greitai jie čia parsineša, blemba. Šiaip biškį gal net ir pavojingas. Vėl aš užsidėk tą mikrofoną, blemba. Šiaip biškį gal ir netgi pavojingas jų tas darbas. Kai tik kiekvieną dieną, visą dieną su tom rogutėm. Bet atmušė jaučiu jie sistemikė čia. Matot, kaip blizga asfaltas, ar nesimato? Kaip nuzulintas visas. Oi, bet dar aš įsivaizduoju, jeigu jos stovėjo eilėj valandą laiko, kiek dabar laimės pagaliau sulaukus nusileis su šitą toboganų. Triesė netgi vara. Ir taip tai suvaldytas rogutės blemba, kad neįdriežti kokią sieną kur nors. Kažin būna taip, kad... Blemba, kur man dabar čia praeit? Čia gal. Kažin būna taip, kad yra buvę, kažin, kad važiuoja su tom rogutėm ir nesuvaldė. Arba praslydo kas nors ir būk į kokią sieną. Taigi dabar čia, jeigu paleistų, taip ir būtų. Nu gerai, būsiu pasižiūrės, kaip kiti čia žinėja, užskaitom. Žiūrėkit, nu kaip ant to posūkio įdomu jiem čia seksis, kaip jie čia tą posūkį išlaužė. Susilėtina biškį. Ai, ne, žiūrėk. Šonu. Blemba, bet čia jiem ir fiziškai nėra lengva šitas darbas toksai. Žinot, kas man dar įdomu, šiaip va čia aš mačiau mašinos irgi gan dideliu greičiu parsineša. Kaip jos, tas asfaltasgi, pažiūrėkit, kaip jis įblizga, kiek jis yra nušlifuotas. Reikia varyti man šitą pačią trasą, kur jie visi varo. Va, ten kiek jis slidus šitais. Kaip tas, aš man daug klausimų kyla, kaip čia Madeiroje viskas veikia. Kaip tie vairuotojai taip sugeba vairuoti su didžiausiam kai kuriuom mašinom, tais posūkiais visokiais. Kaip jie va čia žiauriai slidu. Ir dar kitas dalykas, ko aš nepagalvojau prieš pasileisdamas į šitą valandos laiko kelionę žemyn į miestą, tai kad tai užtruks tikriausiai žymiai ilgiau negu valandą, nes yra nuokalnė didžiulė ir aš turiu va taip va eit. Valandą laiką turėsiu va taip va eit. Kaip žąsinas. Čia žiūrėkit, vienas žmogaus darbas. Yra tiesiog stovėti sankryžoje ir žiūrėti, kad mašinos nepablemba, čia kalniukai kokie. Kad iš šono važiuojančias mašinas pastabdyti, kad nesusitrenktų su tom rogiam. Tai toks darbas, ką per dieną sėdėti ir eismą skirstyti. Nu, kodėlgi ne. Jaučiu jam moka, tai sakau, įsivaizduokit, ten tokios eilės ir va čia žiūrėk, vienas rogutės nuleidžia, pavyzdžiui, dviese, varyt, 5 eurų kainuoja, tai kiekvienas, kai tik rogutė, tai vžiuk, 5 eurų, kur ten karočią buvo, kur triese varyt, man atrodo, šiam kainavo ar 7 kažkas tokio, tai čia yra, blemba, čia geras verslas kažkam. Jau nebega, jau kelienais duri. Varą, reikia pastraukti. Hebrytę, pamajuokite. Žiūrėk, kiek jų čia daug. Man tik kojas pirštų nepervažiuokit. Aš pereisiu į kitą kelią pusę geriau. Žiūrėk, sustoja. Aha, čia biški nebeslysta, matyt. Turi pastumti patys. Žiūrėk, traukia. Tikrai, kad ponų dalykas čia. Tipo, viskas jos tik iki čia ir te veža. Nes eiti iki apačios, tai dar čia tik pusiaukelė. Tai gal gerai, kad nevariau. Pasižiūrėjau iš šono ir užtenka. Oi, vargau gal kokį ledą nueit suvalgyt, kažką jau norėčiau, blemba jau šiaip norėčiau, kokios mėsos.
kažkokios mėsos. Tai nusileisiu, pasiimsiu mašiną, arba nesiimsiu, jau sakiau. Ir varau iškart valgyti kur nors. Prisikimšti. Kaip ką tik einu ir toksai bičiukas tamsesnio gymio pradėjo mane kalbinti, kaip čia kur eini, kaip čia atostogauji, kad čia ką žinai. Išsišnekėjom kažkaip, saka, klausė iš kur, saka, Poland, sako, ne, Litvainė. Žodžiu, jisai iš Nepalo. Sako, atostogauji irgi ne, sako, aš čia, tipo, kuriam laiką atvažiavau, kur žmonės būna, kur važiuoja pas skirtingas visokias šalis, biški susirand kokį darbą, tiesiog tu dirbi ir keliauji to pačiu. Tai sakė, pizzas kepa Madeirui. Klausiau algą, kokią gauna, tai sakė, 900 išeina, sakė, į mėnesį gaut. Nuomai jisai mokas, gyvena vienam kambarį su kažkokiu, dviesėje gyvena vienam kambarį. Tai žodžiu, nuoma 250 už vieno kambario pasidalymą su kažko, tai brangu, sakė. Tai nelabai sakė, čia apsimoka būt, pasiklausinė apie kamerą mano, sako, aš irgi gal kažką. Man išsikrovė kamerą, batareiką pasikeičiau. Tai žodžiu, sako, aš irgi gal kažką norėčiau daryti, bet nežinau ką. Tai žodžiu, biškai paskatinau, padrasinau, sakau, bandyk. Filmuok kaip pizzas kepi, bet su entuzijazmu tokį, žinai. Gal pramušė, tai pasiėmė mano WhatsApp numerį, pasikeitėm numeriais ir žodžiu, nežinau. Ir va, tokio žmonių, aš biškai norėčiau šitą įgūdį turėti. Ne įgūdį, o tokią savybę, sakykim. Tiesiog eiti ir gatvėje mokėti iš niekur nieko, taip užkalbinti kažką. Man, blemba sunkiai, neišeina kažkaip. Vat jeigu mane užkalbina, tada aš jau galiu, biškai įsivažiuoju, jau tada aš galiu pliurpt. Tai vat, atsisėdau kažkur ant tiltą, nebijokit, nešoksiu, tikrai nešoksiu. Kol yra pasauly tokių vietų pamatyt daugiau. Tol aš tikrai nuo tilto nešoksiu. Oi, parėjau pagaliau. Atsileidęs. Kojas nutirpusios jau. Taip nenutirpusios, o atmuštas, kadangi iš savo didastikos iš šiukšlinį išmečiau, o mokasinai jie yra beveik be pado. Tai toks jausmas, kad būtų mano kulnai su beisbolke sudaužyti. Užsukau į vietinę parduotuvę dar, parodysiu, ką nusipirkau. Continental vadinas parduotuvė. Kontinente tiksliau. Ir tokie eilės belė kokios, žodžiu. Tuoj palauk, kaip čia dabar atsisėst. Nusipirkau čia dabar suvalgyti. Šiaip blemba tokių skanių dešrelių, aš nemeluoju. Čia nėra, aš net neperdedu. Nesu niekur valgęs, šitas žiauriai geras. Tokio nemoku paaiškinti net. Seilės susikaupė. Tai šitas žiauriai. Ir žodžiu, jeigu kada nors mielas žiūrovė, tu, kuris žiūri šitą vlogą, pabūtų Madeirai, būtinai paragauk. Šitas yra jų pagrindinis limonadas Laranjada, apelsinų skonio. Už Fantą žymiai skaniau. O ką nupirkau draugeliams? Lauktuvę parvežti? Nežinau, čia draugeliams kažką paėmiau minimaliai. Taip, tik tais, kad, nežinau, išdalinsiu paskui. Kam tos lauktuvės? Patys nuvažiuokit ir nusipirkit. Va, žodžiu, Laranjas jupę, limonadą, miltelių. Įdedi iš šito litrą gali pasidaryti. Tada Laranjas, bet su braškėm irgi. Ir su apelsinais. Šiam savo nusipirkau tik šitų tuk sausainių skrydį. Dar draugeliams paėmiau filipiniečių parvešiu. Spurgyt, kažkokie sausainukai su balto šokolado įdarau. Tai va, draugeliams filipiniečių. Dar kitokių filipiniečių irgi. Restainiukai. Kas čia dar? Ir pončas. Maži kiekiai, kad į lėktuvą galėtų pasimti čia po 50 ml. 3 panašių skonių. Tai va, tokie pirkiniai. Dabar dar be iki pilnas laimės man trūktų eiti. Šitą pirmą suvalgau, savo dešras. Atsigeriu limonadą ir einu kažkur normaliai pavalgyti. Priešais mane yra pizzerija itališka. Aš kaip ir norėčiau, bet galvoju, prie ko čia dabar ta itališka pizza būnant Madeirai. Tai blemba kaip seilės kaupės negaliu. Reikia tą dešrą vieną susigrūsti burną. Dešrelę susigrūsti burną.
O tai juokinga. Kaip mažas vaikas. Skaniai kvepia. Belekas. Tai arba paėsiu dar, nes čia dabar jau prie centro esu grįžęs prie savo mašinos netoli. Ten toliau dar yra tų lauko restoranų kažkur atsisėst, nes dabar yra dar tik 6 vakaro. 6:30 jau. Laikas bėga. Mašiną atiduotų oro uoste, tai tik 11:30, reikia dar turiu 5 valandas. Tiksliau, už 5 valandų oro uoste turiu būti. Čia iš kokių 4 reikia išvažiuoti iš čia. Tai skubėti tikrai nėra kur. Viskas atlikta, viskas padaryta. Kontento prifilmuota, kaip jau turbūt matėte. Ką čia dar papasakoti jums? Blemba per Tinderį. Pasijungiau Tinderį prieš kelias dienas. Pasižiūrėt, kas gera. Lietuvė kažkokia, bet šiandien tik pati parašė, o aš jau išvažiuoju, blemba. Ai, dabar pareinant dar iš to kalno, leidžiantis. Žiūriu aš visur taip šilta, gera, graža. Ir blemba, aš nemeluoju, netgi iš tikrųjų pradėjau galvoti, o gal neskris dar dzintus bilietus, arba pasikeisiu datą, arba kitus nusipirksiu. Kaip aš nenoriu iš čia važiuoti. Jūs neįsivaizduojat. 4 dienas tikrai ir per mažai, nesvarbu, kad tiek daug priveikiau, bet aš norėčiau tiesiog kažkur gal vieną dieną kažkur neskubėti nieko. Kaip aš nenoriu iš čia važiuoti, jūs neįsivaizduojat. Tai ta prasme, net biški net nuotaikos nėra. Kaip aš norėčiau čia pabūti dar kokias mėnesį. Gerai, gal ne mėnesį. Savaitės dar užtektų. Dabar jau galėčiau atsipalaiduoti, bet aplankiau praktiškai visą Madeirą. Dėl lankymo man čia jau ne vien... surasčiau kažką, bet žiūrėjau, skaičiavus, tai 20 vietų aplankiau per praktiškai 18 ar 17 per pirmas 3 dienas. Ir tada per likusią šiandien tik tais 2 skaityk vietas lankytinas. Ir viskas išgrėžiau šitą salą iki paskutinio lašo. Tai tiesiog norėčiau poilsiauti dar kokią savaitę. Vaikščiot gatvelėm, nes labai gražu čia visur. Droną paskraidinti, kažkur išsimaudyti. Aš nenoriu iš čia važiuoti, nežinau. Tai žodžiu, einu jaučiu pasižiūrėti Ryanairą. Gal aš galiu atkelt skrydį, nes man po ryto darbą vis tiek dar parašė, kad nereikia. Nežinau, kur apsistočiau, pas tą lietuvę reiktų parašyti, sakyčiau, gal gali nakčiai kur nors, kad ir kur tu gyveni. Gal galėtum priimti. Oi, būtų gerai. Žiūrėkit, ką aš darau. Change flights. 12 May 6 ryto. Search for new flights. Outbound. Inbound. Jeigu 14. Rimtai, aš galiu, palauk. Aš to pasikeisiu skrydį ir dar 2 dienas čia būsiu. Aš nebeturiu pinigų. Gerai, negalima taip sakyti, kad neturiu pinigų. Yra tikrai nemažai išleista. Bendrai skaičiau šiandien, kad bus man tos 4 dienas apie 1000 svarų atsistoja. Čia su viskuo, su transportais, mašinos, apartamentai, skrydžiai. Čia palauk, dabar kas čia vyksta? Original Flight 33, New Flight PM1. Fair Difference Change Fee. Kem 5 svarai kainuoja pakeisti skrydį. Šiam 3 svarai, dar 2 dienas čia pasilikti. Ką darom? Ai, savo reikia pagalvoti. Blemba, bet aš nežinau, kur man dėtis tada. Mašiną šį vakarą atiduodu. Tiksliau, apartamentus esu atidavęs, mašiną šiandien atiduodu. Prasitęst mašinos nuomą. Ne, jau čia gaunas labai daug išlaidų papildomų. O jeigu atiduot mašiną ir grįžti Funčelio su autobusu? Ką daryti?